Dėkuoju, gerbiamą pirmininką, gerbiamas Alberto Košta, gerbiami komisarai. Gaila, kad Uršulės von der Leyen nėra mūsų tarpe, bet aš norėčiau iš karto atkreipti didelį dėmesį. Donaldo Trumpo sprendimas pasitraukti iš Pasaulio sveikatos organizacijos yra gėdingas. Tai suduos didžiulį smūgį daugeliu dalykų, pradedant nuo baisių grėsmių pandemijų reguliavime, didelio mirtingumo skaičių aplinkui, ir tai neabejotinai turi tapti ES skubių atsakų, ką turime daryti, kad būtų užtikrinti Pasaulio sveikatos organizacijos tvirtą veiklą. Donaldo Trumpo pasitraukimas iš Paryžiaus klimatos kaitos irgi gėdingas. Ir vėlgi taršos problemos bus didžiulės katastrofos ir mes vėl neteksim daug gyvybių. Letos raportas, Draghi raportas atkreipia dėmesį į investicijas ir inovacijas, bet investicijos ir inovacijos į sveikatos sektorių, į sveikatos žmonių stiprinimą yra vienas iš svarbiausių dabar uždavinių. Mes turim per didelius skaičius, per ankstyvų mirčių, su tuo reikia būtinai žiūrėti ir sveikatos politika turi būti taip pat ant tarybos ir komisijos darbo stalų.